visi mano mėlėjai sekėjai, tai šiandien čia pradedu savo vlogą ir šiandien aš skrisiu į Angliją pas mamytę atostogų, tai kadangi neturiu labai daug laiko, keliausiu dabar su traukiniu į Kauną, Kaune turėsiu žiauriai daug laiko, tai galbūt ten dar jums kažką pafilmuosiu, o galbūt ir nepafilmuosiu, tai net nežinau, tai žodžiu čia pradedu ir gražaus jums ryto, dienos, nežinau kada žiūriu šitą video, man tai ankstus rytas ir aš keliauju į traukinį, tai susitinkam po kelių sekundžių. Aš jau Anglijoje, žodžiu, čia yra žiauriai didelis oro uostas, tai mane pasitiko iš tikrųjų lietus, tai dabar laukiu, kol atvažiuos manęs paimti. Buvo labai ilga kelionė, valandą tik pamiegojau ir dar valandą reikėjo pratemti. Tai buvo truputėlį tokios turbulencijos, kur buvo tikrai ne kažką jausmas per kūną. Tai aš tikiuosi šiaip, kad manęs Anglijos orai nenuvils ir bus nors vieną dieną šilta. Tai aš jau pajutau, kad lis, nes kai leidosi jau ant lango buvo lašikų visokių, tai galvoju, jau lyja Anglijoje. Tai va. Dabar tai taip purkšnoja, bet aš tikiuosi, kad bus saulėtų dienų. Tai sveiki, labas rytas, tai sakau, su jumis pasisveikinsiu. Tai šiandien savo rytą pradėjau labai anksti. Ne labai anksti, bet žodžiu, įsimagojom viską. Tai mes esam dabar mieste, viską apsipirkinėjom mamos gimtadieniui. Žodžiu, nusipirkau iš Primarko tokią megztinį. Tai nežinau, galbūt dar šitam video dar kažkam parodysiu, ką nusipirksiu. Nes man atrodo, aš tikrai čia truputėlį pataškysiu pinigėlio. Tai žodžiu, dabar esame McDonald'e. Pavalgėm pietukus, dabar eisim dar viską dasipirkt. Ir šiandien tikriausiai dar padėsiu mamai viską susiruošti. Tai nupirkau dovaną, mamytė labai patenkinta. Tai va, tokios naujienos. Nesugalvojau dar kaip darysiu šitą video, galbūt iš visos savaitės kiek čia būsiu. Galbūt 2 dalis padarysiu, bet tikriausiai, kad vieną. Nes tikriausiai, kad kiekvieną dieną nefilmuosiu, tai žodžiu. Tai va, sakau, noriu labai truputėlį jums ką nors pranešti. Šiaip labai gerai įsimigojau, bet čia yra truputėlį vėsoka, ne taip kaip Lietuvoje dabar, ten plus 30, 18, vėjas, toks lietutis gali užklupti. Tai vat, keliauju aš toliau šopintis ir viską daryti, o jums sakau, kol kas iki. Va, nusipirkau dar tokį kostiumėlį. Truputėlį skiriasi spalvytės, bet man patinka. Laukiai, tu atvėręs duris ir nuo pat ryto džiaugiais. Rytas tau atrodė toks gražus, šventišką stalą ruošei. Nejaugi nieks neateis, neliūdėk, jei draugai neaplankė tavęs, tai žinok, jie nebuvo tikri. Šiandien tavo diena, gimimo diena.
Taigi sveiki visi, labas rytas. Mes atvykome šiandien į Paddingtoną. Kažko čia tai pasižiūrėti, kažkokių tai gražių vietų. Labas rytas, pasisveikinkite. Labas rytas. Taip, va, šiandien susiderinusius, einam, ieškom, Čia mes buvom. kur čia eiti, palei locationą, nelabai suprantam. Žiauriai gražu čia. Bičias nufilmavau. Oi, tuščia. Lėktuvas 350 Vilnius Londonas išskrenda. Hidro uoste nusileido. Tavęs aš nepaliksiu. 10 minučių. Linkime gero skrydžio. Kažkas šį vakarą gimė, kažkur susipins ir susiderins likimai. Kažkas atsitiks ir nenumaldomas džiaugsmas apėmęs krūtinę. Pasilik, kažkur ateina pavasaris tyliai į širdį, gyvenimo pasakom, jas išgirdęs kažkas patikės, kas stebuklų yra, likimas myli kažką, bet ne mane. Londone lietus, stogais nuryja. Next time, take a trip to Perth. It's safe. Much safer. You can come racing with us. Right. Nusiperkam? Remember to bring your own dragon. Ką? Tu asils būsi? Tu asils būsi? Sijoną. Saulė nupirkti. O, šasis. Atsibūda kada. Žiek, vaikiuks. Ir slibina žiek. Tai čia ne viens šrekai. Sausaidės, sausaidės, sausaidės. Žiek, visi vaikai dideli. Aš noriu ką nors nusipirkti. Puodelį. Yra gertuvės. Patinas batotas. Patinas batotas. We hope you had a great time and stressing out in London. 2 eurai. Bet koks fains. I hope you had an amazing adventure.
Žiūrėk, vaikai. Nusipirksiu 2 puodukus ir sausainį. Ir gausis kiek? 18 ir 10. Tai gausis 28 eurai. Svarai. Nusipirkau ir svarais, kiek ten sakiau? 28, o kokie 30? Svarais. Puodelį 18 ir 10, 28, o 10 eurų. Tai dar tau. Sorry. Nužuoju. Bet dar. O eurais gavosi 37 eurai. Užtat turėsi šreko puodelį. Jej! Sveiki, šiandien vėl nauja diena ir šiandien aš viena keliauju apsišopinti į prekybos centrus, tai nežinau, galbūt padarysiu atskirą kokį volą, o galbūt šitam, nors manau, kad šitam ir tai bus labai ilgas video, tai jeigu ką laukit atskirą videokėlio. Žodžiu, pasiėmiau tokią kožą pasimatuoti. Čia ne man. Mėgstumuką Adidas, tikriausiai teks. Tada iš Zaros štai tokį bodį, kur matoma. Pumos šurtukai. Adidas maikė. Ir čia daug visokių sportinių pumos irgi. Barome matuotis. Pasiskirstėm darbus su mamyke. Išvėjo agurkienės sriubą. Verda dabar čia bulvytės. Bulvių čia darysim. Ir aš vat pridariau kilogramą tokių karbonadų dabar kepu. Reikia padėti šeimynai valgyti, pagaminti. Na jau šiandien tikrai skaniai valgysim. Šiaip žiauriai daug prisipirkau rūbų. Išleidau per šiandien gal 300 eurais. Jo, tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir nesigailiu vien dėl to, nes žiauriai, ta prasme, vos ne visi rūbai yra firminiai, Adidas, Nike, Puma, Zara ir taip toliau. Iš Primanko šiaip neblogai gan apsipirkau dar irgi visokių maikių, tai tikriausiai, kad gali būti, jog padarysiu grįžus atskirą video, nes tikriausiai, jog reiks darytis man siuntą vėl. Nu, žodžiu. Jo, tai jau ten biškį ir jau rudenį kaip ir ruošiuos, nes nusipirku tokią kožą gražią. Jo, viską, ką ten rodžiau iš to pirmo karto, tai jau ten daugiausiai nusipirkau iš tikrųjų. Tai va, keliauju kitą rytą valgyti ir šiandien skaniai valgysiu.
Taigi sveiki visi, senai jau su jumis mačiausi, tai šiandien buvo tokia lengva dieniukė, jau rytoj mano skrydis atgal namo, tai nežinau ar dar per šias dienas ką pafilmuosiu, bet tiek kiek nufilmavau, tai manau buvo įdomiausias laikas, daugiau leidau savo pailsėti, tai šiandien buvome apsipirkti visokių priemonių, nes čia yra pigiau ir geresnė kokybė. Tai jau susikrovau tašę vakare arba rytoj dar turėsiu laiko susikrausiu lagaminą. Tai iš tikrųjų labai fainai praleidau savo atostogas. Pailsėjau, daug ką pamačiau. Tik gaila, nes tik dabar prasideda šilti orai. Na, ir taip nebuvo labai šalta, bet vis tiek jau teko pakovoti ir pagalvoti truputėlį, ką čia rengtis. O šiaip tai viskas labai gerai. Labai fainai praleidau laiką, tai nežinau, dar tikriausiai susitiksim. Ir tikriausiai padarysiu atskirą video savo visų šmutkių, ką čia nusipirkau. Ir jo, viską plačiau papasakosiu kitoje dienoje. O šiandien tiesiog leisiu savo pailsėti. Tai dar keliausim su mamytė truputėlį į miestą. Paskui dar Saulius grįžt, dar pasipūsim. O šiaip dar rytoj visą dieną, tai rytoj dar turėsiu ką paveikti. Ir vakare jau apie 12 būsiu Kaune. Tai tiek žinių kol kas. Sakau kol kas jums iki ir susitinkam po kelių sekundžių. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I want to go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would sing them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane. Žodžiu sveiki, biškai pašnekėsiu, tai atkėlė mano skrydį beveik 4 valandom. Ir dabar tiesiog oro uoste guliu įsitrėbus, jau atsibodo, laukčiau, pavalgiau, prasivaikščiau, jau na, žodžiu, buvo atkėlę, turėjo skrydis būti po 7:10, tada atkėlė po 10:05 ir dabar dar atkėlė po 10:30. Tai tikiuosi daugiau nebeatkels ir aš parskrisiu namo
Dabar gausiu, jog iš vis naktį parskrisiu apie 3 valandą. Nuotaikos nėra, pavargau, atsibodo. Va tokios naujienos, su kur reikia pašnekėti, reikia pranešti viską. Ir jo, aš toliau lauksiu. Persirengiau žodžiu, nes biškį sušalau. Tai vat, tokios naujienos, susitinkam Lietuvoj. Nežinau, po kelių dienų galbūt jums kažką dar parodysiu ar pašnekėsiu ir užbaigsiu savo vlogą atsisveikindama. Another winter day has come and gone away, and even Paris and Rome, and I want to go home. Sveikučiai susirinkę į video galą. Po kelionės grįžau naktį namo į viešbutį. Šiaip tais labai ilgas skrydis, iš tikrųjų nežinau kodėl šiais paskutiniais skrydžiais kažkaip labai nesiseka man išbūt, nes neišeina nei pamiegot ar ramiai tiesiog sulaukt, kol nusileisim, kažkaip labai ilgai viskas užtrunka, bet šiaip viskas buvo gerai. Tai nusileidau, kai buvo tamsu ir kitą dieną keliavau į zoologijos sodą, nes labai norėjau ten nukeliauti, nes buvo labai didelės rekomendacijos, jog labai geras ir geresnis netgi liktais už Rygos, jeigu neklystu, zoologijos sodą. Būtai, patifuka. Bet nebuvo kažkas tai wow, įkelsiu keletą aš jums gyvūnėlių. Tai nedariau atskiro video, nes tiesiog kažkaip nebedarau tų vlogų. Galbūt ateityje, bet žodžiu turiu keletą kitokių idėjų. Ką dar jums reikės įkelti, tai iš tikrųjų labai nusivėlinau, bet turiu žiauriai daug gyvenime problemų, tai todėl labai atsiprašau, bet kaip išeis, taip sukelsiu, nes tikrai dar turiu iš Norvegijos užsilikusi video, dar turiu keletą haulų, tai žodžiu laukit, bus tie videkėliai, tik nepažadu, kad viskas bus taip sustatyta, bet manau, kad atrasiu laiko ir vėl aš sugrįšiu į tą savo YouTube'ės rėmus, nes tikrai labai noriu, bet vis žadu, vis prisiruošiu, bet ne iki galo, tai labai atsiprašau, bet kaip tik įmanoma, aš viską jums sukelsiu kuo greičiau. Tai labai ačiū, kad buvote šitame video, tikiuosi jums patiko mano atostogos tokios mini, man tai labai patiko, tiesiog pasibuvau su mamyte, su savo šeima. Labai fainai praleidau laiką ir tiesiog ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti patinkant šito video, jeigu jums patiko. Nepamirškite ką nors pakomentuoti ir pasubscribinti mano kanalą. Ačiū labai, kad esat ir susitinkame kitame mano video. Čiau! Mua!